Sveiki, brangieji! Šiandien švenčiame nuostabią medžiotojų šventę. Antrus jau metus švenčiame šią šventę ir aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvos medžiotojų draugija, LMŽD irgi būtent tie visi dalyviai. Ir mes šiandien kepsime elnienos dešreles su skonio lobiu, su mūsų pamatė darbintų. Na ir žinoma, kažkiek paprekiausime. Yra kepta duonytė. Na ir žinoma, dar paprekiausime nuostabiu viliokliu, kuris suvilios mūsų žvėrelius. Tai yra kažkas, elnius, stirnas, na ir žinoma šernas. Taip, kad kas norės, galės irgi įsigyti. Mes turim savo internetinę svetainę www.žvėriųvilioklis.lt. Tai įsivedus žvėrių vilioklį, jūs pamatysite ir galėsite užsisakyti šį produktą. Lietuvos medžiotojų draugija siūlo įsigyti nuostabius prieskonius. Žinoma, ne kartu su šita mergina, be jos. Bet prieskoniai aš tikrai pats bandžiau ir tikrai yra labai nuostabus. Ypač labai tinkami žvėrienai. O čia kepamas jaunas elniokas. Mūsų autorius stovi. Jo. Malkos. Elniukas jo jaunas. Na, o čia yra gaminama čili žvėrienos sriubytė, gal ir troškinys geriau būtų pavadinti. Irgi Lietuvos medžiotojų žvejų draugija autorius. Molėtų skyrius. Jo, molėtų skyrius čia. Na, o čia rūkyta stirnaitė. Žinoma, naminė duona kepta. Atrodo įspūdingai. Na, o čia yra selektyvinis medus įvairių augalų. O toj pasakys autorius, pakomentuos, kas čia per mūsų vaistažolis ir kas čia per vaistai. Taip, čia yra dirgelė, tai B grupės vitaminai, taip pat geležis. Dabar šeivamedis, tai yra veidui, odai, tai yra šeivamedžio žiedai ir alijošius. Viską perdirba bitelės. Tai yra labai... Tai čia dabar ne aparatūra, o bitutės viską daro. Viską bitelės. Ir nemokamai. Jo, čia už didelę meilę. Čia neliofalizuotas medus, čia yra selektyvinis. Tai yra didžiulis skirtumas. Čia šeivamedžio žiedai, jie be galo vertingi, gydo traumas, alergijas, nepagydomas žaizdas, imunitetui turintys labai... Man tai labai va šitas va domina. Taip. Jūs taip gražiai čia apie kraujagyslės, ne? Taip. Tai tęsim dar? Taip, tęsim. Tęsim. Čia morkva ir citrina, perdirbo bitelės. Tai yra be galo vertingas, tai A vitaminas ir vitaminas C. Tai vitaminų C ir A bomba. Taip, ką perdirba bitelės, organizmas pasisavina 100%. Dabar čia gudobelė. Širdies darbui, kraujotakai. Gudobelę mes puikiai žinom, kad yra širdies Žodžiu, nevalgyk mėsos, o valgyk va šitos priedus ir būsi sveikas kaip arklys. Gal pasakysi kažką. Gerai. Čia burokėliais, gal ir keista. Jie be galo vertingi. Jų labai gilios šaknys, turi daug mineralų. Folio rūgštis, geležis, yra vienas nitratas, jis skamba negražiai, splečia kraujagyslės. Jų naudot atsargiai. Pati pradžia, manau, buvo selektyvinis medus ir lipdukai kitokie. Tai obuolių sultys ir šaltalankis. Jų aš gydau bites nuo varatozės erkių. Na, o čia pas mus kailiai ir kailiniai. Kepurės, pirštinės, ruoškimės žiemai. Irgi galima įsigyti. Na ir čia irgi pakabukai su uodegytėm. Nuostabusis bebriukas. Na, o čia Vilniaus medžiotojų draugijos atributika ir trofėjai. Tarp kitko, Vilniaus medžiotojų draugijų esu ir aš jos narys. Čia mūsų Jonelis dabar verda nuostabę. Čia šiurpa Jonelį, ar kas čia bus? Šiurpelė, tu klausyk, paragauk. Šiurpa, tuoj ragausim. Tuoj Jonelį paragausim viską. Jo, tai va, čia matot iš ožiukų padarytas. Toksai kelmas labai nuostabus. Čia irgi šeimos medis ožiukų. Čia briedžio trofėjas. Na, čia bebriukas. Čia mūsų. Skonio lobis kepa dešreles griliaus iš elnienos. O, kaip jos atrodo. O ten baby bulvytės. Na štai šventė pusėje. Dalyvių tikrai daug, svečių labai daug. Pagrindinis mūsų vogelis vaikšto. O čia
tai va tokia eilė prie skonio lobio. Tai va, brangieji, sekančiais metais vėl lauksime jūsų nuostabioj mūsų